mūsų valdininkai elgiasi iš tikrųjų kaip tikri materialistai. Aš galvoju, kaip taip vyksta čia pas mus Lietuvoje, kodėl taip darosi su tais vaikais, su atiminėjimu vaikų. Ir galvoju taip, kad valdininkai jie viską vertina tik iš materialios pusės. Ir tik tai šitą aspektą žiūri, tik tai į tai kreipia dėmesį. Bet iš tikrųjų vaikui žymiai svarbiau yra ryšiai, meilė, tėvai. Ir net jeigu šeima ir nepasiturinti, vaikui žymiai svarbiau yra būti su tėvais, būti su savo broliais ir seserimis. Ir kas įvertins dabar žalą, kurią daro valdininkai atimdami vaiką. Ir kad ir pasodindami jį kažkur į kažkokią auksinį narvelį, kažkokią geresnę, materialiai geresnę sąlygas, bet žalodami jo sielą. Tai šitoj vietoj, manau, valdininkus reiktų paprotinti, kad žmogus ne tik tai materialus, jis ne tik kažkoks gyvulys, žmogus turi sielą. Kitas dalykas, kažkaip pasižiūrėjau statistiką. Ir iš tikrųjų Lietuvoje yra keletas rajonų, kur kiekvienais metais tų vaikų atimama vis daugiau. Daugiau ir daugiau. Tai man kyla klausimas natūraliai. Kaip taip gali būti? Jeigu vaikai, sakykime, gali būti kažkokios komplikuotos šeimos, kur tikrai vaikams gresia pavojus. Bet jos nesidaugina kaip grybai po lietaus. Tos šeimos gerai, ten pirmus metus tas šeimas kažkaip tai aptramdė. Bet kaip gali būti, kad kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau tų vaikų atimama? Reiškia, valdininkai kažkaip kelia tos standartus ir vykdo galbūt savo planus kažkokius, kaip būdavo sovietiniai valstybei, reiškia, planai ir nusikaltimą. Policija turėjo planus, reiškia, kuriuos reikėjo gyvendinti ir planuodavo, kiek nusikaltėlių pagaus. Fordas yra pasakęs savo mechanikam, sako, jeigu jūs sėdit be darbo, aš žinau, kad jūs gerai dirbat. Tai panašiai turėtų šitoj srityje. Jeigu visos šeimos klesti, jeigu vaikų teisų specialistai sėdi be darbo, reiškia, jie gerai dirba. Jeigu jie kiekvienais metais atima vis daugiau vaikų, reiškia, jie netlieka savo pareigų. Reiškia, socialinių reikalų ministerijai reikėtų kažkaip susirūpinti ir atkreipdėmėsi būtent į tą savivaldybės ir padaryti ten galbūt reviziją. Tai va, tokios mintis ir stovėkim už savo vaikus, stovėkim už savo piliečius, kurie turi vaikus. Mano vaikai, ačiū Dievui, užaugo, bet mes kaip Lietuva, mes nedidelė valstybė, mes turim saugoti kiekvieną savo narį, kiekvieną pilietį, kiekvieną vaiką. Ačiū.